Sveiki! Šiandien pamokoje jūsų laukia mokomasis testas. Reikia įtvirtinti visas žinias, kurias mes išmokome per šitą savaitę ir atlikti keletą užduočių. Pirmoje užduotyje jums reikės apibraukti teisingus atsakymus. Apskaičiuokite veiksmų eilutę ir šonelyje yra duoti skaičiai, pažymėkite, kuris iš jų yra teisingas. Antroji užduotis. Atidžiai pažiūrėkite į paveikslėlį. Ko ir kiek yra daugiau? Giros yra 3 litrai, 2 litrai. Sulčių yra 1 litras ir lygiai toks pat pakelis 1 litro talpos. Jūsų klausia, pabrauk raidę, prie kurios parašytas teisingas atsakymas. Giros ir sulčių po lygiai, sulčių 4 litrais daugiau, giros 3 litrais daugiau, sulčių 3 litrais mažiau. Dar kartelį, kai skaitysite, patys atidžiai pažiūrėkite ir pagalvokite, ko ir kiek yra daugiau. Kita užduotis – termometras. Kuris termometras rodo mažiau laipsnių šilumos? Jūsų prašo teisingus atsakymus pažymėti varnele. Užduotis jau sufleruoja atsakymus. Reiškia, atsakymas bus ne vienas. Atidžiai skaitykite. Abu po lygiai. Pirmasis mažiau, antrasis mažiau, antrasis 2 laipsniais daugiau, antrasis 2 laipsniais mažiau. O B užduotėlė prašo pabraukti tiksliausią atsakymą. Sėkmės jums atliekant užduotis.